Tęsdama tradiciją didžiųjų metų švenčių laikotarpio aplankyti iškiliausius druskininkų žmonės, garbės piliečius, naujųjų metų išvakarėse Seimo narė Kristina Miškinienė aplankė Eleną Kvaracijienę, Algirdą Valavičių bei Adalbertą Nedzelskį. Šiom dienom stengiamės aplankyti daug pažįstamų, draugų, bičiulių, tiesiog tuos žmonės, su kuriais teko ilgą laiką bendrauti, kažkuria prasme globoti tuos žmonės. Visada norisi Kalėdų progą prisiminti tuos gražius ryšius, kas mus sieja, kas mus ryša, nes turbūt nieko gražesnio gyvenime už bendravimą nėra. O tęsiant senas tradicijas, mums iš tiesų nepaprastai didelė garbė aplankyti druskininkų garbės piliečius, visus pasveikinti švenčių progą ir jau praėjusių Kalėdų švenčių progą ir artėjančių naujųjų metų išvakarėse palinkėti kuo geriausios kloties, sveikatos, stiprybės. Aš manau, tas garbės piliečio vardo suteikimas tai yra įpareigojimas visai bendruomeniai tiesiog prisiminti tos žmonės, kurie verti mūsų ypatingos pagarbos. Ir tik taip mes galime gyventi darnoje ir harmonijoje. O 2013 metai žada būti tokie metai. Taigi ir visai mūsų, kiekvienai šeimai, visai mūsų bendruomeniai tikrai norėčiau palinkėti ir toliau likti bendruomeniškais, pastebėkime vieni kitus laiku, ištieskime pagalbos ranką, pabendraukime, suraskime laiką pabūti drauge ir kartu mąstykime apie mūsų ateitį, mūsų kiekvieno ir mūsų bendruomenės, mūsų valstybės ateitį. Aš manau, tik tuomet, tik tada mes atrasime tinkamiausius sprendimus, kaip tą galime padaryti. Kurorto šviesuoliai nuoširdžiai džiaugiasi jiems parodytų dėmesiu, o visiems druskininkiečiams naujųjų metų proga negailėjo linkėjimų. Laimės, sveikatos, meilės ir daug gerų vilčių. Viskas keičiasi į gerą pusę. Džiaukime savo nuostabę gamtą. Kviečiu aplankyti, aišku, ir Girios Aidą, kuris mano kūdikėlis dabar gražiai prižiūrimas, džiaugiuosi. Tegul būna visi laimingi ir žavūs. Duok Dieve, kad mums sektųsi. Duok Dieve, kad nors po trupučiuką pradėtumėm atrinkti, kas yra kas ir vertinti gyvenimą apie mus. Ir kiekvienas nuo savęs, kiekvienas savo galimybių, kad ir mažiausių galimybių ribose daryti, kad tas gyvenimas apie mus būtų švaresnis, geresnis, kad būtų jame daugiau atsakomybės, daugiau sveiko proto, daugiau pagarbos ir meilės vienas kitam. Labai norėčiau, kad nauji 13 metai, nors skaičius nelabai gražus 13, ir mes jau visuomet purtomės ir baiminamės, kad jis būtų laimingas, geras, sotus, kad mes visi būtume daug geresni, kad nebūtų mūsų tarpe to susvetimėjimo, kad gerbtume vieni kitus, mylėtume vieni kitus, mylėtume savo miestą. Jis dabar yra jau labai gražus, kad jis būtų dar gražesnis. Visiems, kurie dirba, kad turėtų darbus ir dirbtų jos sąžiningai. Visiems, kurie myli vienas kitą, kad būtų laimingi. Ir visai Lietuvai didelio dvasinio pakilimo.